Vos tik tai mūsų prezidentė pasakė, kad Rusija yra teroristinė valstybė, įvardino ją, kilo didžiulis triukšmas ir kai kas reikalauja Rusijos dūmoje nutraukti diplomatinius santykius su Lietuva. O kaip dabar mes turime reaguoti į prezidentės tą pareiškimą? Jis visiškai teisingas, ar net? Jis tiesiog įvardino taip, kaip yra. Priešingai, jis visiškai klaidingas ir, prezidentė pasitelkė žodį, kuris mums atrodo, stiprus ir labai smerkiantis, bet tiesą sakant, jinai, manau, klydo, nes Rusija užsiima karu, Rusija užsiima ne terorizmu. Terorizmas yra visiškai kiti dalykai. Terorizmas, kaip rodo pats pavadinimas, yra baimė. Kai tu esi silpnas, turi nedaug pajėgų, šiukšlių dėžėje padedi sprogstamąjį užtaisą, galbūt žuvo vienas žmogus, galbūt žuvo du žmonės, bet bijo visas miestas. Taip supaprastintai kalbant. Kitaip sakant, terorizmas yra mažų išteklių pasitelkimas dideliai baimiai sukurti. Ir tai yra, teroristai žudo, jų tikslas nėra nužudyti žmonės. Susprogdinti lėktuvą, skrendantį virš Atlanto bate pasislėpus bombą, taip. Bet juk tikslas nėra nenužudyti tuos žmonės, o priversti milijonus, tarkim, bijot skraidyti lėktuvais. Rusija užsiima visiškai kitais dalykais. Rusija siekia teritorijų ir Rusija kariauja karą. Rusija siunčia kariuomenę ir Rusija kariauja karą. Kitaip sakant, Rusija užsiima ne terorizmu, o karu ir specialiosiom operacijom. Ir tam yra apibūdinimas, kuris yra, tiesą sakant, žymiai griežtesnis. Tai yra karo nusikaltimai. Karas ir karo nusikaltimai, ne teroristai.